Sveiki gerbiami vairuotojai! Šiame video susitelksime ties vairavimo ypatumais šaltuoju metų laiku ir pasidalinsime keliais patarimais, kurie padės jums priimti teisingus sprendimus kelyje. Saugus atstumas. Lauko temperatūra ir jos svyravimai – tai svarbus rodiklis, kuris padeda įvertinti galimas rizikas kelyje. Šaltuoju metų laiku atidžiau stebėkite termometro rodmenis. Jei temperatūra pradeda kristi iki 0 laipsnių Celsijaus, reikėtų imtis papildomų saugumo priemonių ir padidinti atstumą nuo priekyje važiuojančios transporto priemonės. Važiuojant 82 km/h greičiu ir esant sausai kelio dangai, atstumas turėtų būti ne mažesnis nei 110 metrų, lyjant ne mažesnis nei 220 metrų, o važiuojant ledu ne mažesnis nei 1 km. Staigus stabdymas. Reikėtų vengti staigaus stabdymo dėl keletos priežasčių. Vidutinis vairuotojo reakcijos laikas iki stabdymo pradžios yra 1 sekundė. Jeigu vilkikas važiuoja 82 km/h greičiu lygiu sausu keliu, staigaus stabdymo metu iki visiško sustojimo vilkikas nuvažiuos apie 60 metrų. Neįvertinus šio atstumo gali būti labai rimtos pasekmės. Staigus stabdymas taip pat padidina krovinio apgadinimo riziką. Ant slidžios kelio dangos tokios situacijos gali sukelti dar rimtesnių pasekmių. Numatydami situaciją ir sklandžiai stabdydami, užtikrinsite saugų vairavimą ir pristatysite krovinį klientui be apgadinimų. Laikydamiesi saugaus atstumo, turėsite pakankamai laiko priimti teisingą sprendimą. Techninė vilkiko priežiūra. Šaltuoju metų laiku pasibaigus darbo dienai, iš vilkiko ir puspriekabės imtuvų išleiskite kondensatą. Tai padės išvengti stabdžių sistemos problemų. Padangų slėgis. Padangų slėgis šaltuoju metų laiku yra svarbus saugaus vairavimo veiksnys, todėl jį reikėtų tikrinti bent kartą per savaitę ir kaskart esant dideliam temperatūros svyravimui. Įprastas slėgis priekinėse vilkiko padangose yra 9 atmosferos, o galinėse 8,5 atmosferos. Slėgis naujose puspriekabės padangose turėtų būti 9 atmosferos, o restauruotose puspriekabės padangose 8,5 atmosferos. Reikėtų nepamiršti, kad mažėjant oro temperatūrai, padangų slėgis krinta. Slėgį tikrinkite esant šaltoms padangoms, kai puspriekabė nėra pakrauta. Kuras. Degalų tipas labai svarbus saugiam vairavimui. Keliaujant tarp šalių, kuriuose naudojamas vasarinis kuras į šalto klimato šalis, būtina įsipilti žieminio kuro. Tai reikia daryti siekiant išvengti degalų sistemos problemų. Ši taisyklė taip pat taikoma pilant kurą į puspriekabės šaldytuvus. Būkite budrūs ir atidūs keliuose.